Sveiki, o gal ir netokie jau sveiki, bet vis tiek diena kaip diena, atėjo nauja diena, kad ir kokia negraži ir baisi būtų, ką jau padarysi. Pasibaigė nuostabiausios šventės, bent jau man asmeniškai, kaip ir pasibaigė draugystės ir pažintis, kad ir kokios jos prastos ir netikros būtų, bet keliaujame toliau ir ieškome kažko tikriau, kažko realiau. Ir visada tenka kentėti. Kentėti neblogai, jeigu tau tai patinka. Skausmas ir kančia, neblogi dalykai. Dienelės bėga, vėl truputį laikas mažėja, link neišvengiamų problemų, kurias reiks vėl sugalvoti kažką, ką atsakyti ir kaip jų išvengti, kad gauti daugiau laiko, kad galėtum tęsti, ką ir tęsėjai visada. Tokie pasikartojantis dalykai kartais veikia gan negatyviai, nes kaip randi kažką vertą dėmesio ir nori skirti laiko, atrodo, kad nespėsi, tiesiog nori visko greičiau, nors ir bandai neskubinti viso to. Eilinė diena, ta pati beveik istorija su visokiais pakitimais, bet tenka, kad ir kaip sunku, kad ir kaip nusibodo visą tai, bet belaukiant visada vertėjo. Net jei ir galimai pabaigoje pats dėl to nukentės. Bet visi dalykai gan verti. Kad ir kokie blogi jie bebūtų, kad ir koks laiko švaistymas kartais besikartotų. Atsitiktiniai dalykai ir skirtingos aplinkos, būnant juose, tikrinant vieną ar kitą sezoną, įvairiai, kaip tik nori, iš savo pusės ar su kitais, gauni visokiausių rezultatų, kuriuos paskui išsirūšiuoji, iki kol galimai nebelieka nieko. Arba tik vienintelis variantas, su kuriuo varai iki pačios pabaigos. Nes kam čia viską mesti, reikia viską daryti iki pabaigos. Kartais dalykus, aišku, reikia mesti, ne visus, bet jei užtikrintai žinai, tai nemanau, ar verta tai detalizuoti ir pilnai atsakyti. Šių dienų aktualios būtų tokios, kad reikia turėti vaikų, bent jau iš savo pusės. Nors jau apie tai kalbėjau ir minėjau, bet keliaujame link tos pusės gan greitai.